Toliau laidoje seminaras apie tai, kaip tapti tvirta komanda, intriguojančios praktikos vietos ir šokiruojanti naujiena. Praktikantai projekto metu mokomi ne tik kaip tinkamai pateikti save, bet ir kaip dirbti komandoje. Kaip bebūtų, aš išliko svarbiau nei mes. Nu va, šaunuoliai, tvarkoj. Atsiplėškite tiek, kiek manote, kad šią dieną jo naudosite. Maža kas gali nutikti per šią dieną. O, judint papus. Žinojai? Aš tapau blondinė panašiai prieš 2 metus. Čia niekas nežino. Seminare apsieita be traumų, nors kai kurių užduočių metu praktikantai vietoj pagalbos viens kitam, liaudiškai tariant, pakišinėjo kiaulės. Jeigu pats nepasiteikti savim, jeigu nesveikatos, ar į kunigą, kiek tikinčių žmonių yra pats netiki ne, kam? bet šiaip tai pamokslų klauso ar gydytojo, ar kunigų. Seminarui įpusėjus, praktikantai jau darėsi panašus į komandą. Tačiau pabaigoje visgi paaiškėjo, jog asmeniniai interesai liko svarbesni už bendrus komandos interesus. 10 600, valio, pasveikinti vienas kitą. Ir Neptūnai. Įteikiu prizą. Laimėtojams. Viskas. Galiu pasakyti tai, kad esat visi nevykėliai. Esate yra komandos lyderiai, kurie turi vadovauti, vesti komandą. Jie jūs išdūrė, pasiėmė 5 litus ir jie yra patenkinti, atlikščiau juokėsi, nes jiems yra gerai, jie turi 5 litus. Bus socialiniai jums kiti projektai, jūs turite tam tikras kelionės ir taip toliau, žinau, nes jie dėl 5 litų jūs pardavė. Iš tikrųjų, seminaras labai patiko. Iš pat pradžių labai patiko, čia komplimentas, bet čia labai Donatas patiko, nes iš karto, kaip mes atėjom į tą salę, jis taip mus nuteikė gerai su savo tą charizmą, savo juokais, su prikoliukais. Seminaras buvo komandinis darbas tema, tikslas buvo iš esamų jaunų žmonių, 10, suburti komandą. Visi suprato tai daugmaž kaip pokštą, nemanau, kad ten atsirado kažkokiu nuoskaudu ar neapykantos į mano pusę, bet jeigu taip ir atsitiktų, tai nuo to tik įdomiau būtų. Viena buvo užduotis padaryta specialiai įkišti, kaip sakant, pagalį į ratus, jie suklydo, bet ta klaida juos privertė susimastyti. Seminaro pabaigoje buvo aptarimas, tai jie visi patenkinti liko tuom, tai manau rezultatas yra pasiektas. Praktikantai! Jo, pasiploja savo. Su teisininko darbo subtilybėmis Paulius susipažins įmonėje Kreditum. Mes teikiam skolų išieškojimą ir teisinės paslaugas. Specializuojamės ikiteisminėme išieškojime ir civiliniai komerciniai teisėjai. Klientai mūsų tai yra praktiškai tai yra įmonės, kurių skolininkai būna kitos įmonės arba fiziniai asmenys. Paprastai įstoja į teisę dažniausiai mergaitės, kurios skrupulingai, atmintinai, sakykime, išmoksta tam tikrą informaciją ir jos eina tuo keliu. Gerų teisininkų vargu ar tokio tipo žmogus bus. Tai mes nusprendėme, kad vis dėlto praktikantai reikėtų įvesti į mūsų įmonės veiklą iš vidaus, tai reiškia supažindinsime su tuo, kuo mes užsiemame, kokias paslaugas teikiame bendrai, dėl ko kreipiasi mūsų klientai. Tada galėsime pereiti prie jau pačio skolų išieškojimo ir pačio proceso. Ir paskutinė dalis, tai vėlgi teisinės paslaugos, kurios nesusijusios su skolomis.
įmonių steigimas, labai trumpai bendrais brožais, kadangi jisai dar labai stipriai nesupras viską, tai tik tai, pačius civilinės teisės pagrindus galėsime perėti. Pirmas įspūdis, kadangi praktikantas dar čia nedaug spėjo atsiskleisti, žingeidus, norintis bendrauti ir gilintis ir šiek tiek gaudosi. Geras atvejis, nes netgi, galiu pasakyti, ir po universitetą ateina žmonės, kurie iš tikrųjų teorinių žinių turi, bet praktikoje jas sunku pritaikyti. Šiuo atveju manau, kad pavyks iš jo padaryti bent jau asistentą teisininką šiam atveju, tai manau galėtume. Dažnas kaunietis savo dieną pradeda su puodeliu kavos ir dienraščiu Kauno diena. Tačiau tik nedaugelis iš jų žino, kaip tas dienraštis gimsta. Bendradarbiaudami su įvairiomis institucijomis, Kauno dienos žurnalistai miestiečius informuoja apie kriminalinius įvykius, kultūrinius renginius, sporto, medicinos, politikos bei pasaulio naujienomis. Ilmai teko unikali galimybė susipažinti su dienraščio virtuve iš arčiau. Aš manau, kad žurnalistų, kaip ir muzikantų, kaip ir gydytojų reikia gimti. tai turi būti kažkur krauja žmogaus, tai turi būti pašaukimas. Mes pagalvojom iš tikrųjų, kad mums būtų naudinga ir iš tikrųjų įdomu ir žiūrovui susipažinti su žurnalisto darbu tiesioginė ta žodžio prasme. Tai yra pamatyti, kaip žurnalistas dirba, kaip jisai važiuoja į įvykio vietą, kokius jis klausimus pateikia, kaip jisai reaguoja išgirdęs kažkokį nemalonų atsakymą arba iš vis atsisakymą bendrauti, tarkim. Tiesiog daug kas lieka už kadro ir dažnai paprastas skaitytojas ar žiūrovas, jisai neturi galimybės susipažinti su tuo tikruoju žurnalisto darbu. Aš manau, yra labai svarbu parodyti žurnalistikos virtuvę, nes dažnai jaunas žmogus tiesiog nori būti žurnalistu ir jisai galvoja apie įvaizdį tos specialybės, bet ne apie patį darbą, kuris kartais būna juodas, iš tikrųjų nemalonus ir kartais pasitaiko visokių nemalonių situacijų ir kartais tenka ir per save peržengti, būna įvairiai. Ji jauna, imli, panašu, kad labai nori būti žurnalistė. Jeigu nepames šito noro ir tokio užsispyrimo, tai viskas bus gerai, galbūt ir taps. Mano praktikos vadovė man pasirodė labai įdomi moteris, šiandien šnekėjom su ją apie viską, nuo Saulės gimnazijos iki vaikinų. Taip kad, įdomi jauna moteris, įdomi užduotį skyrė ir manau, mes gerai sutarsim. Labas rytas, gerbiami Seimo nariai, kalbės Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Mes juos matome televizijos ekranuose. Žinome, jog jie leidžia įstatymus, kurie koreguoja mūsų gyvenimus. Tačiau ką mes žinome apie tai, kaip gyvena jie patys? Seimo narys Erikas Tamašauskas sutiko priimti Ievą ir parodyti, kaip atrodo Seimo nario darbas ir kasdienybė.
Na kaip, iš tikrųjų įspūdis labai geras, tik tai mergaitė išsigandusi, akys didelės, viskas jai nauja ir ko gero jaučiasi, kad ji išties nori, tik tai nelabai žino, kas tai yra. Bet aš manau, kad viskas bus gerai. Jis susipažins su visa virtuve, su visa technika, įstatymų leidybos ir jeigu jai, na, sakykime, ta rutina nenusibos, jeigu jinai ir toliau sieks to, ką yra sugalvojus, viskas bus gerai. Na, kaip ir minėjau, tai visų pirma nebijoti rutinos. Nes išties tas įstatymų leidybos darbas nėra toks romantiškas, kaip kartais atrodo, kad štai sugalvojau įstatymą, tuoj pat paėmiau, parašiau ir viskas, jau tuo ir pasibaigė. Tai yra labai, arba sakykime, pakankamai kruopštus darbas, reikalaujantis ir teisinių žinių, reikalaujantis, na, kad būtų įstatymai suderinti, kad jisai neprieštarautų kažkam. Tai reiškia toks, na, krapštuko irgi charakterio reikalaujantis, kad sėdėtum ir žiūrinėtum. Kai Ievos klausėm, kodėl jinai svajoja apie Seimo nario darbą, sakė, pirmiausia dėl to, kad čia nėra rutinos. Dabar jūs įvardinote, kad būtent prie to reikėtų pristaikyti. Kaip manot, ar praktikos metu jinai spės pajusti tą rutiną ir suprasti, koks iš tikrųjų yra tas darbas? Na, norėtųsi, kad jinai išties pajustų, kas tai yra, nes priešingų atveju, jeigu ji nepajus, o vėliau atėjus laikui, na, pradės dirbti, kad nebūtų nusivylimo. Tai norisi, kad ji nuo pat pradžių užuostų, pačiupinėtų, pajustų, kas tai yra ir apsispręstų galų gale. Mano praktikos vadovas liepė man surinkti informacijos, paruošti argumentus dėl komercinio pokerio Lietuvoje įteisinimo. Na, nemanau, kad vienas projektas atskleistų visą tai, kas čia vyksta, bet aš manau, kad rinkdama informacijos turėsiu daug kur vaikščioti, daug ką kreiptis, tai galbūt tai tikrai duos man praktikos. Be projekto aš kartu dalyvausiu įvairiuose posėdžiuose, frakcijos posėdžiuose. Taip pat tiesiog projekto vadovas sakė, kad kur jisai vyks, ten mane pasiims ir tiesiog vaikščiosiu pas Seimą, supažinins, kur viskas yra ir aprodys viską. Vieną dieną praktikantus pasitiko staigmena. Iki šiol jie nežinojo, jog visą praktikos laiką jie bus stebimi ir vertinami. Projekto pabaigoje jos vertins komisija, praktikos vadovai, sporto treneriai, o taip pat ir jie patys vienas kitą. Projekto metu bus įvairių užduočių, kurių metu bus galima užsidirbti papildomų balų. Praeitoje laidoje rodytų krepšinio varžybų nugalėtojai gavo pirmuosius balus. Nuo daugiausiai jų surinkęs praktikantas laimės egzotišką kelionę, į kurią galės pasiimti dar vieną praktikantą, bei galimybę baigus mokslus likti dirbti praktikos vietoje. Konkurencija prasidėjo. Ir tau įdomu, ką rodys kitoje laidoje? Stukačiai geri žmonės, bet ilgai negyvena. Gali išleisti tūkstančius, milijonus ant tų, bet jeigu stiliaus nėra, tai nėra. Ar tu sugebėsi? Tai, taip, aš sugebėsiu. Ta prasme,